Mindaugas man sako, žinai ką, tiesiog pasidaryk sporto prioritetų. Tai va, tai aš dabar nusprendžiau, kad aš sportuosiu dėl to, kad aš noriu tiesiog gražiai atrodyti dar ilgus metus. Kad ir kur be klausytum, kad ir ką be žiūrėtum, sportas su svoriais stresina tavo raumenį yra, a fucking plus. Galvoju, gal man reikėtų tą laikroduką, aš galėčiau pasižiūrėti, kaip aš miegu. Ir tada užvedžiau šitą temą Instagrame. Žinokit, buvo crazy. Buvo tik kokie 20% merginų, kurios patenkintos tais laikrodukais. Kitom atnešė stresą. Tai aš paskui taip susipainiau, Mindaugas, sakau, dabar žinau viską. Tokie jau vaikštomės po parkelį, visi laimingi. Rankom susikabinę, galvojam, ką čia vyks. Galvojam, nieko, už poros dienų vėl vaikščiosim, kaip fainai toks ateiks. Aš kiekvieną rytą atsikeliu, galvoju, va šiandien darysiu ryte. Šoksiu į šaltą dušą. 30 sekundžių ir su to išbūsiu, bet man vis kažkas sumaišo. Tai palinkėkit man sėkmės. Ką? Šiandien apie sveikatinimą. Ar pašokot jau ant šitą trendą? Laikrodukais. Mes pašokom. Tu jautiesi pašokęs? Pusiau. Aš dabar kur nenueičiau, pavyzdžiui, ten pas tėtį, nueinu pas brolį, pas draugės, tai arba laikrodukai, arba, ta tema labai tokia hot, arba maistas. Kaip prailgint, kaip pagerint, visas toks. Su viena draugė visai vyno atsisakė, kita visai atsisakė ten pieno produktų. Žodžiu, labai stipriai tas trendas reiškiasi ir... Reiškiasi ir per mus. Ir reiškiasi ir per mus, mes irgi šokiai traukinį. Ir šitą podcastą norim paskirti, pakalbėti apie tai, ką atsisakėm, ką integravom. Ką darom, ko nedarom, kas atrodo nereikalinga. Ką galvojom daryti ir nusprendėm nedaryti. Jo, nes pasitarėm su Instagramo didžiulę bendruomenę, kad... Tai mes šiandien atskleisim savo tokius kaip ir naujus principus, kurių laikomės ir labai klausim jūsų, kokie jūsų. Ir, žodžiu, stumsimės per trendą kartu. O jeigu mano balsas toksai, tai žinokit, kad aš po ligos, nesuprantu, man atrodė, kad aš po ligos jau savaitę... Matau ir tos longevity. Tai kur longevity, jeigu čia sergam? Aš irgi visas, man dar nosis nepraėjo. Bet neskaitant to, mes esam su jumis ir įrašinėjom šitą podcastą. Žiūrėk, kiek siūlo, neįsiemi. Čia toks yra stilius. Aš juos pirkau tokius. Kodėl reikia? O čia plaukas, palauk. Ne, čia siūlo. Tai va. Gerai. Trendas. Dar vienas trendas. Ne. Bet tu nemanai, kad tu esi labiau linkus šokti ant trendų negu... Vau, o ko mane šokti, matai? Su trendais yra taip, kad jeigu tu labai stipriai šoki trendus, tai tada tu jau, kaip pameti save. Bet jeigu tu atsargiai žiūri trendus ir juos integruoji truputėlį, tai tada tu esi šiuolaikiškas. Jo, kaip su suplyšusiais marškiniais. Ne, suplyšę. Gerai, nesikabinėk. Mindaugui, žinot, kas patinka, tik aptemptas kelnes. Aptemptas kelnes, suknelės, aukštakulniai, aptempti džinsai. Aptempti džinsai. Dabar turiu vienus džinsus, kur irgi labai jam patinka. Tai va, bet mes nesirengiam dėl vyrų. Tai jau, tikrai. Kaip ten moteris mėgsta sakyti, ašgi dėl savęs viską darau. Tai va, gerai, tai pakalbam geriau apie sveikatinimą. Vyrai irgi dėl savęs viską daro. Tai ar tu atsimeni, kada tu pradėjai sveikatintis, ar tai paskatino kažkokią problemą, ar įkvėpė moteris? Tikrai ne moteris. Taigi, man atrodo, bent jau pas mane, tu galėsi savo pasakyti, man tai eina per problemą, kad man berdavo veidą ir aš kažkaip turiu, gal visi turi, turi tokį pajautimą nuo ko. Tu ant ko perspaudi, tai nuo to ir būna ten. Tai aš perspausdavau labai ant cukraus, tai aš kažkaip viską ir, suvesdavau, jaučiu berę dėl to, kad per daug cukraus valgau ir kažkaip, atėjo noras tą dalyką susimažinti. Tai paskui pradėjo nugarą skaudėti, susuka mane jau taip ir vis dažniau ir dažniau. Tai tas atvedė link, reguliaraus sporto kiekvieną savaitę ir prie ko dar? Ir prie kavos atsisakymų. Kaip nugarą su kavas sės, tai čia atskiras, žinokit, dalis aš nesileisiu, bet ten nervinė sistema, kuri ten vienu žodžiu veikia nugarą, tai yra, mano visas longevity iš problemų ateina tavo.
Aš dabar irgi galvoju taip, kad noriu ten būti sveikesnė, gal man taip yra buvę, kaip aš laukiausi mergaičių, kai aš laukiausi Emos. Iki to laiko tai ten ir cigaretės, ir vynelis, man kažkaip viskas buvo okei. O paskui, žinot, kai prasideda tie motinystės tas etapas, tai norisi, kad jau tu būtum sveikesnė dėl vaiko, dėl visko, tai man labai stipri motyvacija buvo iš pradžių Ema. Tai aš kaip ir pradėjau geriau taip maitintis ir domėtis, kas yra ta geresnė mityba, taip lygiai prieš kokią 16 metų, gal 17, gal 20, nes jau prieš tai kažką truputį žinojau, gyvendama Amerikoje, tam buvau baigus keletą mitybos kursų, jau man ta tema buvo įdomi. Tai va. Tai aš kažkaip taip daugiau mažiau ieškau būdų, kaip pagerinti savo... Bet tai pastiprintai, kai vaikas, ne? Pastiprintai kaip vaikas. Arba dabar atėjo tie laikai, kaip Mindaugas sako, daugiau dėl problemų. Tai mes dabar jau esam labai pasistiprinę. Maistas kainuoja be proto daug iš tikrųjų. Galėsim aptarti, aš dar tik pridėsiu, kad kažkaip, pavyzdžiui, keiti tos savo įpročius, kurių gal tau prieš tai atrodė, nepavyks ten. Kavos atsisakymas, pavyzdžiui, vienas iš tokių įpročių, arba ten tas pats sportas, ar cukrus atsisakymas. Ir tu tada supranti, kažkaip tavo gal sistema įrašo, kad tu gali keisti savo įpročius į gerąją pusę. Ir dabar man ateina motyvacija į perspektyvą, kad aš gal ir jau noriu gyventi ilgai ir kokybiškai. Tai tas, kaip ir susiveda į tokį, motyvacijos prideda tas noras, kaip sakyti, ilgiau. Man atrodo, trendas kas yra, tai anksčiau ten būdavo, kad valgyt geriau dėl vaikų, pavyzdžiui, arba ten sportuoti dėl išvaizdos geresnės, dėl tokių dalykų. O dabar kažkaip visa ta kryptis sukasi į tą ilgesnį gyvenimą. Ir, pavyzdžiui, tie žmonės, kuriuos aš seku, kuriais aš žaviuosi, sako, ten man apie 40, tai man dar liko kokie 30-40 metų į priekį ir aš jos noriu nugyventi kokybiškai ir noriu stiprių raumenų ir gero vaibo ir nenoriu skustis pastoviai. Tai mes kažkaip šitą su Mindaugu įtraukę, apie tai mes kalbamės beveik kiekvieną dieną, nes aš esu pasėdus ant visokių podcastų sveikatos. Jo, Rūta dabar klauso visokius podcastus ir atneša tos dalykus, bet kas gal faina, kad mes ar taip tą darom, tik tai dabar įsimeta toks gal gilesnis mokslinis pagrindimas. Galim pradėti nuo sporto, iš tikrųjų, gal bus paprasčiausia. Pavyzdžiui, aš ar taip sportuoju 2-3 kartus per savaitę, šaunuolė, kad ir tu prisijungiai. Man atėjo laikas man. Ir dabar jinai ateina iš podcast'o, ten sužino, kad gali pristatyti gal tu pati, kas būna ten su kaulais ir taip toliau. Man buvo labai sunku susimotyvuoti sportui, nes, pavyzdžiui, tokios kaip viršsvorio problemos aš neturiu. Ten kažką savo išvaizdoj pakeisti, aš jau tiek metų, kad bandžiau ten pasidaryti ten gražesnį užpakaliuką, ar ten rankas, ar kojas, ir man tas nesigavo. Ir aš turėjau labai daug trenerių, visokių rūšių sportų, ten pradedant ten, nežinau, pilates, Amerikoje boksas, šokiai, ten kas tik nori. Tai aš labai daug išbandžiau, kažkurio laiku labai daug į tą investavau ir su mityba, ir su papildais. Ir aš supratau, kad mano kūno kompozicija yra tokia, kokia jinai yra, ir aš galiu labai mažai ją pakeisti. Gali ten sustangrinti, bet kažkaip bet labai nedaug. Aš su tais pačiais džinsais ir su tais pačiais išmatavimais vaikštau, nežinau, kokie 30 metų, gal dar ilgiau. Tai tai man tas nebuvo motyvacija. Man labiau patiko vaikščioti, visą kitą ir daryti, kas man malonu. Bet laikui bėgant, man dabar 47, aš kažkaip pradėjau vis daugiau atrasti tokių naujų tyrimų apie tai, kaip svarbu moteriai kilnoti svorius, kaip raumuo siunčia signalą į kaulus ir kaip jie stiprėja. Ir kažkaip pradėjau, tyrinėti, kokios yra moterų pagrindinės problemos metam bėgant. Pradėjau tyrinėti, kokios vyrų problemos yra. Ir kažkaip gavau savo tokį atsakymą, kad aš turiu eiti į salę ir pradėti vėl dirbti su svoriais. Vienu žodžiu, kuo daugiau svorio paduodi ant raumens, tuo tada, kai ateis tas downgrading laikas, kai ten pradės gal ten kaulai, kaip sakyt, kas ten jam pasidaro? Tiesiog, kad raumuo tiesiog siunčia signalą kaului, kad jeigu tu duodi apkrovą, tai stiprėja visas kūnas, tiek kaulai tavo, tiek tavo raumenis.
Ir man kažkaip pradėjusi norėti tų geresnių kaulų. Nes čia logika, kad ten, kaip iš oro, paimkim ten, nuo 50 metų tau jau ten kaulinė struktūra pradeda mažėti. Ir kiek tu užbildinsi ten iki ten, 40 ar 50 su dideliais svariais, su tokiu, kaip sakyt, apkrova kūnui, tai tuo lėčiau jis tau downgradins iki ten senatvės. Tai tu, kaip sakyt, galėsi dar ir vaikščioti, ir judėti normaliai, ir anūkus kelt galų galia, toks būna. Tai mes pagal tą dabar, kaip sakyt, ir einam, taip labiau pušinam ant tų svorių, ne? Ir dar kitas dalykas, kuris man labai sumotivavo pasimti asmeninį trenerį ir pradėti tą daryti rimčiau, buvo tas, aš kažkaip galvoju, kad, aš visai žiūriu labai pozityviai, tai galvoju, kad aš dar turiu gal kokią 10 metų sustiprintos raumenis, susireguliuoti hormonus. Pasiruošti likusiam 30. Susitvarkyti savo nervų sistemą, nes jeigu tu duodi streso kūnui, tai stiprėja viskas. Ir ne tik raumenis, bet ir nervų tavo sistema, o aš žinot, super jautruolė. Tai aš tame pradėjau matyti labai daug naudų ir nusprendžiau į tą investuoti. Kad ir kur be klausytum, kad ir ką be žiūrėtum, sportas su svoriais didesniais, kuris, taip kaip sakyt, stresina tavo raumenį, yra, a fucking plus. Ir jeigu tu tą darysi, tai tu džiaugsies, sakykime, ten po 30 metų. Tai mes pagal tokį dabar, sportuojame, ne? Mindaugas irgi, jam buvo su nugara prasidėjo problemas ir jisai susirado labai fainą trenerį, kuris jį išmokė teisingai daryti judesius. Nes anksčiau Mindaugas irgi eidavo į salę, darydavo taip truputėlį whatever. Ir jo ta posture buvo tokia pakankamai prasta. Tai dabar jinai tikrai pagerėjo ir aš tikrai matau ant Mindaugo rezultatą ten, šiaip jisai tvirtesnis toksai, bet ir išvaizda. Visi pastebi namuose, kai Mindaugas ten maikutę persirenginė ar kažką, visi, Taip, bet tas ateina iš to, kad jeigu aš neįsiu į salę, man pradės iškart nugaras skaudėti, aš 4 dienas, aš jau jaučiu, kad, žinot, neskauda, bet maudžia ir aš visą dieną jaučiu. Tai aš kaip ir net nebegaliu neiti, nes aš tada negaliu nei sėdėti, nei gulėti, nes man, bet grinai tokia, durna problematika, kurią aš pats pasigadinau per blogą sėdėjimą, blogą sportą ir taip toliau. Tai tokias savo atrast motivacijas, suprast, ką tu dėl ko darai. Mindaugui buvo paskatinimas nugara. Taip. Man tai paskatinimas, sakau, buvo tas, kad aš kaip paskaičiau apie tuos, kad mažėja tas, prastėja tas kaulinis audinys. Ir, žinot, dar vieną podcastą skaičiau, kur vos neapsiverkiau, kad kai moteris maitina vaiką, tai praranda 20% savo kaulinio to, nežinau, nenoriu suklysti, už tai nesakau ko. Ir ten per pirmus metus. Ir aš galvoju, kodėl aš maitinau, pavyzdžiui, Kamilą 2 metus, grinai iš kažkokio įsitikinimo. Mano darbas jau būtų buvę padarytas jau daug seniau. Bet žinot, galvoju, vaikui reikia to artumo, viską. Ir tada galvoju, savo kiek susinaikinau kaulinio audinio, čia buvo vienu žodžiu pasėdus ant tų minčių. Bet yra kaip yra, aš nieko nesigailiu ir man atrodo, kad aš dar turiu laiko dabar. Mindaugas turi daugiau laiko, nes jis 10 metų jaunesnis. Aš turiu mažiau, bet aš dabar esu rimtai nusiteikus. Vienu žodžiu, gali atstatyti tą, ne? Kol iki tam tikros ribos tu gali atstatyti. Tai tu esi jaunesnė pagal savo biologinį laikrodį. Man atrodo, aš tokia esu pakankamai. Tai tu dar tikrai turi 10 metų. Tai aš dabar nusprendžiau, kad aš sportuosiu dėl to, kad aš noriu tiesiog gražiai atrodyti dar ilgus metus, bet gražiai atrodyti, žinot, ir stipresnė būti, ir mergaitę savo pakilnot, kai reikės anūkus. Ir tokia dabar yra mūsų motivacija. Tai į tą mes dedam ir pinigus, ir laiką. Sunkiausia gal pradėti, aš atsimenu pirmą pusmetį, tai pavydėdavau tiem žmonėm, kurie išeina iš sporto salės ir toksai nuliūdė su tą tašę, taip rankos yra. Bet pagal tos atominius įpročius aš nueidavau, prabėgdavau, kažką ten biškį prasijudindavau, tai gal kokį pusę metų aš taip, kaip sakyt, nieko per daug nenuveikdavau, bet toks formuodavau įprotį, kad 2 kartus per savaitę eiti sportą. Tai tas, man atrodo, gražiai susiformavo man per kokius metus. Ir dabar taip, tai nuėjau 1, liko dar 1, tai dabar būna, kad nuėjau 2, dar liko, kažkaip nebėra to tokio pasipriešinimo ir jau galiu eiti visai patogiai 3 kartus. Tai,
Aš dar taip stebėdama save, ką galiu pasakyti, pavyzdžiui, mes turim verslą, labai sparčiai augantį, dabar dar turėsim turbūt greičiau įaugantį ir turiu 2 mergaitės ir man atrodė, kad man surast laiko dar 2 valandas paimti per dieną, žinai, ten sportui, nes aš būtinai turiu pėstute nueiti, paskui dar kol įsimaudau, kol viskam taip ir gaunasi tas 2 valandas. Taip. Tai man atrodė, kad tas yra, niekaip neįmanoma mano tokia užimtoji rutinai, kad būtinai nukentės arba ten vaikai, arba finansai, arba dar kažkas. Niekas nenukentėjo. Kol kas. Mindaugas man sako, žinai ką, tiesiog pasidaryk sportą prioritetų. Ir aš sakau, kaip tu tai įsivaizduoji? Jisai sako, rašom į kalendorių, kada tu sportuoji ir tos datos mes nepastuminėsim. Ir man šitas patarimas jo labai patiko. Ir kad aš jį pastiprinčiau, aš pasiėmiau gerų trenerių ir susirašiau tas visas datas, susimokėjau ir man dabar ramu, nes aš Tiesiog eisiu. Tiesiog eisiu, jeigu nenueisiu, tai man nuskaičiuos, tai taip save apviniojau visakys ir moku pinigus, ir pasiskiriu laiko, ir dar klausau podcastus, kurie mane sumotyvuotų, kad man būtų iš vidaus tas vaibas ir man norėtųsi eiti. Tai va. Tai ką mes dar darom? Dabar žiūrim baltymus. Ai, baltymai. Tai gerai, mityba vis tiek. Baltymai. Tai gerai, tai paskaičiavam, kad kiek man reikia 200 gramų, ne? Baltymo grino, o tau 100. Aš apie 100 dabar kažkur. 100, 100-200, tokie labai skirtingi tie moksliniai įrodymai. Ir aš dar labai neskubiu, nes man, nežinau, pastebėt, pradeda man mest nuo tų baltymų tokiais pagais. Tai aš taip turiu važiuoti lėtai. Va, kiaušiniai, vištiena, koks jogurtas, ten dar papilduonė, kolageno, tai tokius stengiamės pastiprinti ant baltymų. Mes taip dabar truputėlį skaičiuojam, kiek baltymų suvalgom, nes čia irgi ten iš tos pačios longevity temos, kad baltymas tavo statybinė medžiaga ir ten, jeigu tu jo nevalgysi, tai nebus iš ko tavo kūnui statytis. Tai tų stipresnių kaulų kaip ir nebus. Tai kadangi aš jau darau sunkes treniruotės, tai labai žiūriu, kad man būtų ir su baltymais viskas gražiai. Tai tas pats Mindaugui. Įveskit į ChatGPT, mano svoris toks, kiek man per dieną reikia baltymų, kad būtų ten, tai ten bus koks nors ten, kiek ten įsijęs, paskaičiuos ir pasiūlys. Bet šitas rimtas dalykas ir aš, pavyzdžiui, gailiuosi truputėlį, kad anksčiau nepasiskaičiavau ir nepradėjau žiūrėti šitą. Tai baltymai, į kokteilius baltymą, turim dar tokių baltymų tablečių, tai jeigu matom, kad jau tą dieną neišėjo, va šiandien aš išėjau iš ryto į fotosesiją, dažytis ir iš šito neturėjau laiko, kada pavalgyti, tada valgiau grikių košę, kur nuo vakar buvau pasiruošus ir suvalgiau 3 baltymų tabletės, kad palaikytą baltymą. Dar kitą savaitę užsisakiau įjungsim kreatiną, nes irgi labai daug naujų studijų padaryta, anksčiau buvo tik bodybuilderiam, dabar ir moteriam, tai prijungsim kreatiną ir elektrolitus. Tavo įdomus buvo dalykas po sporto moterim ir vyram, kada pravalgyti? Pasirodo, kad moteris jau turi maždaug per valandą laiko suvalgyti gero kokybiško baltymo, o vyrai jie visai skirtingi ir jie taip gali ir ilgiau. Ir jie turi 3 valandas. Bet čia viskas susijęs su mūsų sistema, kad, pavyzdžiui, moteriai ten reikia maisto, kad jinai galėtų išmaitinti ir pamaitinti ir mūsų sistemos sukurtas kitaip. Labai įdomu, nes anksčiau buvo ir vyram, ir moterim viskas panašiai. Bet dabar, jeigu taip sektumėt naujienas ir visus scientific update'us, ypač Amerikos, anglų kalba, tai labai daug rastume tokių, kad moteris ir vyras atsiskiria ir kad mums taikomi, kad moteris vienu žodžiu priklauso nuo savo ciklų ir man labai patinka visa ta informacija, nes aš mokausi su jais dirbti, su savo ciklais. Tai tau jau pavyksta valandą laiko, nes trumpas laikas. Aš jau pasidarau visą laiką per valandą. Tai geriu aš baltyminį kokteiliuką arba sporte, arba turiu jogurtą, į kurį įsidedu ten kažką. Tai man pavyksta. Laikrodukai, tu pristatyk laikrodukai. Tai palauk dar, mes su maistu nevaigėm. Šiaip bendrai maistas dar. Tai čia baltymai, ten papildai, bet dabar šiaip maistas. Taip stengiamės nebūti obses. Sakai, maistas brangiai kainuoja ir jis brangiai kainuoja. Kodėl? Jautiena, ne? Tokia brangiai šiaip, jeigu dar nori geros. Mane biškai taip užknisa, kad pavyzdžiui,
Man patinka žuvis, man patinka lašiša, bet jeigu žauginta lašiša, tai tada nelabai aišku, ką tu ten iš viso valgai. Jeigu pirkti lašišą, kuri ten laukinė, tai tada labai išbrangsta ta kaina ir jinai tokia sausa. Tai man su maistu toks labai patiko irgi tokios mintis, kad šitoj žemėje pas mus mes taip nualinę, kad joje labai mažai yra gerų medžiagų. Ir jeigu mes dar valgysim ten visokias bulkas, makaronus arba ten perdirbtus produktus, tai iš viso tada toj gulėsim ir neatsikelsim nuo lovos, nes neturėsim nieko gero savo kūne. Tai va, tai stengiuosi investuoti maistą, bet man surasti maistą, kad būtų ir kaina gera, ir kokybė. Pavyzdžiui, jeigu aš nuperku gerą gabalą jautienos, ten už kokią 3 eurų dabar, arba ten 2,7. Tai 2 kartam. Ne 2 kartam, visai šeimai, vienas kartas vien tik tai mėsa išeina. Taip, taip. Arba iš ryto ten, visi... Nes mes, bulvių nevalgom. Bulvių nevalgom. Tai kitur būna, žinai, bulvių padeda, tai mažiau mėsos reikia, tai mes stengiamės, bulvių mažiau, ten kokių ryžių iš vis nevalgom, aš tai nelabai jų ir mėgstu. Nevalgomės bulvių, tai mes valgom daržovės, valgom mėsos nemažai, kiaušinių. Kokį kopūstą dar kažką į tokią daržovinę pusę, kur tos enzimus padarytų bazę virškinimui. Jo, tu geriau supranti. Rūta, jo, stengiamės, kad turėtų kokios rūkalas, kad paskatintos visus virškinimus, žodžiu, virškinimą irgi labai žiūrim. Bet va, su maistu, kas užknisa, tai kad valgy taip, kaip aš iš tikrųjų norėčiau, ten, žinot, tą jautieną, kurie valgė tik žolę arba ten kiaušinukus. Realiai, tai man atrodo, kad mes taip pat, aš nenoriu būti apsės. Everyday, tai nepatrauktumėm finansiškai. Nepatrauktumėm finansiškai. Nepatrauktumėm. Ten, jeigu imti tokį highest level, tai ką, tada reikia išpievą pirkti, tai ten vos ne 100 eurų. Gal ne tai, kad išpievą, bet laukinė žuvis, tada, daug, gerai kiaušiniai, dar brangiau turėtų būti. Turi daryti tokius, kaip sakyt, kompromisus truputį, nes, aš nežinau, kiek tada reikia ten. Nežinau. Mes šiaip einam į tas sveiko maisto parduotuvės arba važiuojam į turgų kokį, bet perkam ir iš Maksimos. Ir antieną perkam ir tą pačią lašišą perkam iš Maksimos. Tai tikrai yra kur plėstis, bet mes tiesiog nenorim dar finansiškai prisidėti savo dar ten kokį 1000 eurų prie sąskaitos. Taip, taip. Tai man. Tada papildai dar. Gal. Tai kolagenas, tai baltymai, tai vaikų papildai. Šitie dar 100 kainuoja. Ir vat su papildais man toks truputėlį, aš niekad nežinau, irgi ten keli šimtai per mėnesį minimum būna, gal kokį 3 dabar, sakyčiau, bent tik ant papildų. Ir su papildais, nesu tikra, ar aš tikrai ten, bet ar tikrai 100% reikia to dalyko, ar jį įsisavina, ar jisai geros kokybės, taip. Tie mokslininkai, kurių tu klausai, tai jie kaip ir už papildus, bent jau tos pagrindinius, ar ten, tos baltyminius, jeigu tu... Man patiko tas vienas vyras, kur man Rūta buvo persiuntus, aš paklausiau, kur sako, jeigu aš tą dieną vakar nesuvalgiau pakankamai, tai šiandien išgeriau 3 tabletės, kad papildė. Tai toks atrodo visai. Bet ten tik amino acidas tas tabletytės. Tai va, o toliau D, ten vitaminas B grupė, žinau, tokie pagrindiniai geri žuvų taukai. Kas negeri žuvų taukų, nes aš sakau, 80 eurų nusipirkau žuvų taukų, pats nusipirk, dabar neduodu. Tai va, tai juokauju, bet šiaip susivedus, kad... Kai toks eina į kostas. Tai man kaip ir patinka jiems surasti ir tų gerų produktų, bet man taip nervuoja tas, kad arba gerai maitinės, arba vaikštai su gerais batais. Pas vieną savo draugę perskaičiau tokį sakinį The Luxury of Cooking at Home. Bam. Ir man tas sakinys taip suvaibino. Tai įsivaizduokit, kiek mažai iš tikrųjų žmogui reikia. Aš čia darau valgyti, ir taip stoviu, prisitraukiu vakarais kėdę prie to stalviršio. Pjaustau ten tos maistus jiem. Ir galvoju, jau šiandien 3 kartą darau valgyti. Ir ten, burbu kartą. O paskui vieną kartą paskaičiau šitą sakinį, kaip ir minėjau pas vieną iš savo draugių, pažįstamų, ir ten buvo parašyta, kaip faina, kad aš galiu gaminti savo šeimai ir mums nereikia ten nueiti, užsisakinėti pastoviai maistą. Tikrą maistą. Ir aš kažkaip galvoju, wow, čia galima žiūrėti kaip ir į fainą dalyką.
Ir aš savo perdariau galvą ir, žinokit, persiprogramavau. Ir nebegirdžiu burbėjimo. Nes aš dabar kaip jiem darau ten kokius, nežinau, šankauliukus, teikiukus, galvoju, wow, kiek man gyvenimas daug davė. Galiu dirbti iš namų, galiu gaminti vaikam, galiu prižiūrėti savo šeimą ir man tas dabar yra kaip pliusas. Šiai dienai, jeigu išgirsit mane verkiant kitam podcast'ą, moteris, nieko nepadarė. Gerai, laikrodukai. Kaip ir svarstėjai, ne? Jo. Nes ten ir brolis, ir tėtis jo turi ir kaip ir rekomendavo. Tai dabar tu užvedė temą Insta'j, kad ar naudojat, kodėl, ar verta naudoti ir kas gavosi. Tai ar po to, kaip supratau, atpuolė? Atpuolė visiškai laikrodukai. Ir aš galvoju, reikia taisyti šeimynai tos laikrodukus, pasimatuosim, pasižiūrėsim, kaip aš miegu aš prastai, čia nesutvarkytas dalykas, bet aš į miegą žiūriu kaip į trendą, į kurį aš gal ir nespėju šią dieną iššokti, bet, na kaip sakyti, viską nesužiūrėsim. Galvoju, gal man reikėtų to laikroduką, aš galėčiau pasižiūrėti, kaip aš miegu, kiek atsikeliu, kiek žingsnių nueinu. Ir tada užvedžiau šitą temą Instagrame. Žinokit, buvo crazy. Aš neatsimenu, kada būčiau gavus tiek žinučių, nes kai paskelbi kažkokią temą, tai ateina, rašo ir ekspertai, rašo iš viso pasaulio iš tikrųjų žmonės ir būna labai labai įdomu. Tai nežinau, kiek, jeigu reikėtų paskaičiuoti procentais, tai gal buvo tik kokie 20% merginų, kurios patenkintos tais laikrodukais. Kodėl? Kitom atnešė stresą. Tas nuolatinis montavimas, kad ko nepadarėjai. Tas matymas, ko nepadarėjai. Ar kad ten širdis kažką permuša, ar kažkas. Ir ką daryti tada, ir tada dar labiau permuša. Stresas, nu. Ir buvo taip, kad moteris sako, prisieškojau savo ligų, pradėjau vaikščioti pas kardiologus, kol mane paneigė tą, ką matau, buvo stresas. Paskui kitos merginos sako, pamačiau, kad blogas miegas nuo to priklauso visa diena, mano nusisetinu blogai. Kad kaip ir gal jauties gerai, pažiūrėjai, kad 70%, bloga diena. Aš žinot, nelabai galėsiu patfeedbackinti, nes aš pati nesu turėjus tą laikroduką, bet iš to, ką man surašė žmonės. Bet įgymas tokios patirtis įdomu. Jo, ir dar mane, žinot, kas labai sukrėtė. Man parašė vienas vyras ar moteris, neatsimenu. Sako, nešiojo laikroduką metus laiko. Tėtis nešiojo jau. Tėtis nešiojo, tos mergaitės. Laikroduką metus laiko ir, sako, paskui nusėmė ir išvažiavo atostogų į Turkiją. Ir kaip įdomiai, sako, toj vietoje, kur buvo laikrodukas, visai neišdegė. Neįdegė ta vieta. Tai atrodė likti, kad jis buvo su laikrodžiu visada, nu taip balta, įsivaizduoji. Tai va, tai sako, po to atsisakė visa šeima ir visi aplinkiniai tų laikrodukų dėl... Vėl nenoriu suklysti dėl visų spinduliuočių, nes man žino, kad rašė net kelios mokslininkės apie spinduliuotis. Tai aš paskui taip susipainiau, man daugiau sakau, dabar žinau viską apie tėvus, kuriem nenudegė ranka, apie dažnius, kurie jie skleidžia ir apie moterų problemas, kurios atėjo iš tų laikrodukų ir iš to streso. Ir plus dar keli dalykai, kurie man užkliuvo iš Rūtos pasakojimo, tai kad tas nėra tikslu, ten vos net paklaida ten ar net 30% to tikslumo ir, pavyzdžiui, jeigu tenai šalia guli vyras, kuris ten suknarkia, tai tavo laikrodukas jau fiksuoja, kad kažkas ne taip. Jeigu ten kažkas vėl kažkaip ne taip pasukai ranką, vėl jis tau rodys, kad tu blogai miegoji, nors tu gerai miegoji, tokio visai nėra. Ir dar kitas dalykas, vyrų moterų skiriasi labai. Mano autoritetai, kuriuo aš turiu dabar tikrai nemažai, visi kalbantis angliškai. Jie sako, kad tie laikrodukai visi ar žiedukai, jie veikia pagal algoritmą ir jie nėra pritaikyti moterim, nes moterių ir kūno temperatūra keičiasi. Ciklai. Kai keičiasi ciklas, tai keičiasi ir širdis, ir temperatūra. Ir tie laikrodukai, jie yra labiau pritaikyti vyram ir dar tas algoritmas nėra išdirbtas taip, kad jisai galėtų duoti labai tikslius duomenis moterim. Tai aš galvoju, įdomiausia tai, kad, pavyzdžiui, Amerikoje tas bumas jau praėjęs ir dabar į visus tos, jie vadina wearables, žiūrima taip labiau kaip į jų padėtą į stalčių reikalą, kuris ten arba atnešė stresą, arba vos pastumėjo bendrai. Vienu žodžiu, kad daugiau minuso bendrai gaunasi negu pliuso, tai mes kaip ir
nusprendėm, kad mums gal ir nereikia. Bet aš taip nenoriu visą all black, žinot, tai tik pasakysiu, kad buvo merginų, kurios sako, oi, ten vakarė sėdžiu ant sofos, žiūriu, nesurinkau žingsnių, išeinu su šuniu pasivaikščioti ir tas man padėjo. Bet į tai, kiek padėjo ir tai, kaip žmonės buvo ten nusivylę ir kas, man nebuvo atsvaros, kad aš norėčiau nusipirkti. Tai va, tai taip irgi įdomiai galvoju, mano emutė turi tą laikroduką, tai aš jai papasako apie tą, kur nudegė ir dabar žiūriu, jisai jau ant lentynos padėtas. Good story. Bet čia nėra, kad jum kažkaip tiesiog pasidomėt, kartais ateina laikas pasidomėt. Man tai, pavyzdžiui, visos ten manekenės, kur aš sakau, ar ką, jos turi tos laikrodukus, ten viskas skaičiuoja, kalba, fotkina, kaip miegoja, ką darė, ir man taip, ir aš noriu, žinai. Tai va, tai dabar jau nebenoriu. Šaunuolį. Įsivertinau tą informaciją ir gal ir nenoriu. Kas dar pas mus liko? Tai va, tai mūsų toksai longevity trendas, ką mes čia dar darom, kad ilgiau gyventumėm, santykius laikom gerus. Less stress. Mažiau stresą laikom. Bet čia gal pagal būdą, kitiem reikia to streso, man nereikia. Tai šitas... Man atrodo, mes visai neblogai dabar susitvarkę su lauku, papildais, nepersidirbam, turim laiko viens kitam. Gaila, kad tik nepaėjau su darželiu, nes jau mes su Mindaugu džiaugiamės, kad Kamilytė išeis. 3 dienos po pusdienį, tai tokie jau vaikštomės po parkelį, visi laimingi. Rankom susikabinę, galvojam, ką čia vyks. Galvojam, nieko, už poros dienų vėl vaikščiosim, kaip fainai, už poros dienų važiuosim ten į kokią restoraną pusryčių, toks ateik čia. Aš Mindaugui sakau, varysim į spa būdų, nes mes pastoviai keičiamės, tai mes labai mažai turim tą laiką. Baigėsi mūsų spa ties nosies valymu. Kamilytės susirgo po savaitės. Savaitę laiko ir visą gerą. Ir dabar jau kokia turbūt 10 diena pučiam nosis visą. Tai va, eisim į spa mes. Ką mes čia dar pagerinom? Įsidėjom vandens filtrus. Filtrai. Aš dar galvoju apie air purifierį. Nežinau, iš tikrųjų, bet kyla tokias mintis kažkokį oro valytuvą pasidaryti. Iš pagal logiką, kvėpuoji, ne? O laukiagi prastas oras. Dar nedėjom iki to. Aš šitą, paskui... Miegas, pusiau taip sutvarkytas. Pusiau miegas tai yra, kad einam anksčiau miegoti ir bandom vakare prie kompų nesėdėti. Aš jam turėjom susitarimą, kad valandą laiko prieš miegą neisim prie ekranų. Visą laiką, vakar, 9:30 jau aš senai išjungu savo visus reikalus, suvės kodą ten prie banko prisijungti, tai prie to prisijungti, tai prie to. Po 9:13. Jisai pastoviai trukdo man integruoti valandą laiko be ekranų prieš miegą. Nes būtinai praktiškai kiekvieną vakarą kas nors nutinka, pažiūrėk šitą, tai paskaityk sutartį, tai tą padaryk, tai tą. Ačiū, Mindaugai. Tu tikrai neprisijungi prie šitą. Bet mano dėka mes einam anksčiau miegoti. Gal, bet žinai, einam miegoti visi tokie nuo ekranų. Aš nuo ekranų, tu tai gali nebūti. Teflonų beveik atsisakėm. Taip 90%. Aš turiu tą keptuvę ekstra atvejam, kai man visai nesiseka. Bet dabar irgi šitą atsisakėm. Tai kaip ir neblogai visai. Man atrodo, mes su Mindaugu trendė. Koras geras. Ir dirbam tą savo geresnę sveikatą. Labai tikiuosi, kad tas ir pasiteisins. Nes labai įdomu, kad pavyzdžiui, aš kai dar sakau daug visokių amerikiečių, tai į Lietuvą kažkaip daug kas ateina truputėlį vėliau ir daug tų dalykų, ten pavyzdžiui, kokia keto dieta arba Atkinso dieta. Aš atsimenu, kiek būdavo excitemento ant tos temos, žinai, kad va čia naujai gerai. O dabar, pavyzdžiui, Amerikai, kai klausau, tai iš viso vėl pradeda kalbėti apie močiutės dietą, kuri tipo buvo labai sveika. Tai visi tie balandėliai, visos tos sriubos. Ir aš galvoju, kaip čia neišpratėti ir nepasinerti į visus tos dalykus ir išlaikyti tokį... Sveiką protą. Dar vos nepamiršau. Anksčiau kažkaip labai būdavo prieš saulę viskas, kad mes tik tai žodžiu slepiamės, o dabar po truputėlį įsileidžiam saulės iš ryto, vakare ir nesidedu akinių, tai pradėjau vertinti tą saulės duodamą naudą. Su SPF-u. Su SPF, jo, bet... Vienu žodžiu, iš ryto atsikeli, atsistoji ir žiūri saulę.
O dar vienas dalykas, kurį planuoju integruoti, yra šaltas dušas. O, good luck. Moterim labai šalto, labai šalto nereikia. Jo. Tai va, ar po sporto? Kiekvieną rytą atsikeliu, galvoju, va šiandien darysiu ryte. Kaip apsidarėm su treneriu, taip ir padarysiu. Šoksiu į šaltą dušą. Nu, 30 sekundžių ir su to išbūsiu, bet man vis kažkas sumaišo. Tai palinkėkit man sėkmės. Arba jeigu darot šaltą dušą, pasidalinkit, gal bus koks inspo. Okay. Čia gal irgi tik tai požiūrio klausimas. Gal galime įsivažiuoti. Tu prisijungsi ant šaltą dušą? Ne. Aš galiu gal po sporto nebent. Ne, po sporto iš ryto. Ryte aš ne. Susikibę. Ne. Vonio. Ne. Aš jau visko ir taip daug darau. Tai toks buvo mūsų podcastas apie sveikatinimąsi, apie longevity. Matysim, galėsim žiūrėti po 30 metų ir suprasim. Ir suprasim, ar buvom kuku ar ne. Man šiaip faina, bet kad kažkokiu labai wow pasikeitimų, nu šiai dienai nematom. Gal dėl to, kad po ligos, žinai, ir tokie darai ir taip nelabai kas faina. Bet iš esmės tai labai būtų faina, jeigu jūs komentarę pasidalintumėt, ką jūs darot. Kaip jūs ilginat, gerinat savo gyvenimo kokybę, ar iš viso gerinat. Tai va, lauksim su Mindaugu jūsų komentarų. Ačiū, kad buvot kartu ir ate.